Garbė Jėzui Kristui. 39 diena. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolankė aukščiausioji tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia į tave 3 tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą. Einant šių metų kelionei į pabaigą noriu jūs pakviesti pamastyti apie svarbų terminą – nuteisinimas. Skaitant apaštalo Pauliaus pirmojo laišką korintiečiams mes girdime: man mažai rūpi, ką jūs, aš žmonių teismas spręstų apie mane. Nei aš pats savęs neteisiu, nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to aš dar nesu išteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. Čia mes gauname aišku supratimą, jog nuteisinimas yra aukštesnės instancijos padarytas sprendimas. Tai, kad pats žmogus negali savęs nuteisinti. Atrodytų maža smulkmena, tačiau 16 amžiuje būtent šis terminas buvo viena iš protestantų atskilimo priežasčių. Šiandien negalėtume pasakyti, jog protestantams nuteisinimas yra tai arba tai, nes protestantų grupių ir jų žvilgsnių šiandien yra tiek daug, kad nagrinėdami skirtumus galime žvelgti tiksliau į tai, kas buvo skilimo pradžioje arba, tradicinėme protestantizme. Taigi iš Pauliaus teksto mes galime matyti, kad nuteisimas vyksta per malonę. Kaip sakant, Dievas savo sprendimu kaltą žmogų paskelbia ir padaro nekaltu. Taigi, klasikinis nuteisinimo supratimas kalba apie poveikį iš išorės. Tai klasikinis šio nuteisinimo supratimas atsiskleidžia Pauliaus laiške Filipiečiams. Aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame. Nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo paremto tikėjimu. Žmonės tikrai turi būti perkeisti ir augti šventume. Tačiau tai yra ne tas pats. Tai nėra nuteisinimas, šventėjimo klausimas. O tai nėra tolygus dalykai. Taigi, kai supainiojame šiuos du terminus, įpuolame į nesusikalbėjimą. O koksgi yra katalikiškas nuteisinimo supratimas? Pirmiausia, kad nuteisinimas yra legalus išteisinimo nuosprendis iš Dievo. Ir yra per Dievo malonę. Todėl niekas negali užsitarnauti, užsidirbti nuteisinimo dovanos. Tai yra dovana. Tridento susirinkimas yra paskelbęs, kad kai Dievas paskelbė žmogui nuteisinimą, tai nėra tiesiog teisinis sprendimas, jo paskelbimas, nes Dievas ne tik skelbia, bet jisai padaro tai, kas skelbia. Šiuo paskelbimu mes gauname širdies perkeitimą. Štai kodėl Paulius, kalbėdamas apie naujosios sandoros tarnystę, kaip apie teisumo tarnystę, nes jos ateina su širdies perkeitimu. Laiškas Romiečiams. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis tapo teisūs. Dėl Adomo nuodėmės mes ne tik teisiškai buvome pripažinti nusidėjėliais, bet tapome nusidėjėliais. Lygiai taip pat ir nuteisinimas nepridengia mūsų kaltumą, skelbdamas tiesiog išorinį sprendimą, bet perkeičia mūsų gyvenimus ir mūsų širdis, padarydamas mus teisėjais Dievo akivaizdoje. Jėzus dėl mūsų tapo auka už nuodėmes. Todėl apaštalas Paulius sako: taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Tad atpirkimas yra naujas atkūrimas, tapimas naujų kūrinių su perkeista širdimi. Štai kodėl malonė tokia svarbi.
nes ji gali mus ne tik perkeisti, bet padaryti mus pagal Kristų. O ten, kur perkeista širdis, ten ir tikėjimo darbai. Štai kodėl malonė eina kartu su darbais. Jei nėra darbų, tai ženklas, kad maloniai neleidžiama veikti mūsų gyvenime. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.